Penktadienis vertybinių popierių rinkose neišsiskyrė nei aktyvumu, nei reikšmingomis naujienomis. Azijos indeksams pakilus į tą pačią pusę traukia ir Europos indeksai. Investuotojus ramina pingantis skolinimasis bei bendrovių skelbiami šiek tiek geresni rezultatai nei buvo tikėtasi. Didžiausias laukiamas savaitės įvykis JAV prezidento rinkimai, kurie gali turėti tam tikros įtakos finansų rinkoms. Inkadin Europos indeksams naftos kaina neženkliai atsitėsė. Pabaltijo akcijų rinkose investuotojai nebuvo itin aktyvūs. Optimistiškiausiamis nuotaikomis pasižymėjo tik Estijos rinka. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas vis ieškojęs krypties apsistojo ties 1,30%. Po ilgojo savaitgalio investuotojai prekybos pradžioje buvo nusiteikę vangiai, tačiau į pabaigą kiek suaktyvėjo. Kelios likvidesnės pozicijos kaip Ūkio bankas, Teo Alta bei Apranga demonstravo net iki 2 milijonų litų apyvartas. Be to pastarosios akcijų kaina daugiau kaip 3% kėlė investuotojų lūkesčiai belaukiant jau šiandien skelbimų spalio mėnesio pardavimų. Keletą prekybų sesijų iš eilės kilusi Dvarčionių keramikos akcijų kaina ir toliau fiksavo 1,14% kilimą. Mat jau pasirodė prašymas supirkti akcijas oficialiame siūlyme, tačiau kaina vis dar lieka nežinoma. Kaimyninės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas neženkliai koregavosi žemyn 0,01%. Bendra biržos apyvarta siekia vos 19 000 Latvijos latų, kiek aktyviau prekiauta Ventspils nafta bei Latvijos Kugnecvybo akcijomis. Talino vertybinių popierių biržos indeksas stebino net 3,63% kilimą į viršų. Investuotojus pozityviai nuteikė skelbti Baltikos bei Tallink Group rezultatai. Aktyviausiai prekiauta Esti Telekom akcijomis, kurios sudarė net pusę bendros biržos apyvartos, tai yra 1 milijoną eurų. Pastaruoju metu nemažai kritusios Olympic Entertainment Group akcijos galiausiai atsitėsė iki 0,89 eurų lygmens. Šiandieną naujienų tiek, kylančių jums rinkų.